Sveiki visi, išsiilgę mūsų podcastų, mūsų pokalbių. Šiandien yra 9 laida ir pas mus yra viešnia, verslininkė, buhalterė, finansininkė, mentorė, Gintautė Černiauskė. Sveiki, Andriu. Labą dieną. Gintautė, už mūsų nugarų yra Gintautė Černiauskė logotipas. Gal galite pasakyti, kuo jūs užsiemat? Na, aš esu Gintautė Černiauskė ir galbūt pinigus aš uždirbu iš buhalterijos LT arba teikiant buhalterinės paslaugas, konsultuojant žmonės. Na, įvairiais klausimais, pradedant nuo įmonės steigimo iki buhalterinių paslaugų teikimo, dabar skaitmenizavimo procesų valdymo, visų finansų sistemos sukūrimo įmoniai. Na ir visi tie klausimai, kurie galbūt aktualūs patiems verslininkams, nes, na, čia turiu begalės patirties. Tai kiek tos patirties turite? Na, 17 metų mes jau dirbam, aš tiesiog dirbu ant savęs, turiu savo komandą, o galbūt mano patirtis didžiausia, kada aš įkūriau savo įmonę, nes kada tu dirbi kaip pagal darbo sutartį, kai samdomo žmogus, tada turi vienokią patirtį ir kada tau reikia persiorientuoti, kada tu tampi vadovas, tu turi organizuoti darbus, atsiskaityti su klientais ir panašiai, tai vėlgi turi kitą patirtį, sakykime, taip. O kaip gimė idėja? Minėjote, kad dirbote samdomą darbą, taip. O kaip gimė idėja įkurti savo? Na, aš dirbu UAB Nese kazino. Taip, tai tam praėjo daug, galbūt ir nedaug kai kam, bet taip 6 metus. Ir ten buvau buhalterė, finansų patarėjas ir valdybos pirmininko pavaduotoja, taip kad teko organizuoti labai daug tų procesų, nes aš buvau viena iš pirmųjų darbuotojų po administratorės ir tiesiog teko labai pereiti per visus nuo pradžios iki pabaigos procesus, tai priemant darbuotojus, sukuriant finansų sistemą, sukuriant kontrolės sistemą ir atidarant naujus objektus tiek čia pat Klaipėdoje, tiek Vilniuje. Na ir sakykime, čia yra didžiausia patirtis, kurią aš labai branginu šiai dienai, nes tai atėjo pats supratimas apie verslą, kaip jisai turi būti valdomas. Kas įtakoja tą verslą, sakykime, kad tu gautum pelną ar ne, kad tu uždirbtum, nes vis tiek, jeigu yra įmonė, tu pirmiausiai turi uždirbti pelną, kad galėtum išmokėti ir darbuotojams, ir susimokėti mokesčius, ir galbūt dar į kazino nueiti ir dar savininkui liktų, sakykime. Tai va, čia yra pats tas momentas, kuris man labai patinka, visas tas procesas. Ir, na, tiesiog teko dalyvauti ir sukurti visą kontrolės sistemą nuo, sakykime, vienos pusės, kada tu įkuri įmonę ir kada mes skaičiuojame grąžą iš kitos pusės. Sakykime, jau kaip į įmonę, galbūt į verslą reikėtų žiūrėti iš savininko pozicijos, nes būtent valdyboje tokie klausimai ir sprendžiami. Tai jūs visą tą procesą, aš kaip supratau, sukūrėt valdymo procesą ar apskaitos procesą ir tada pagalvojot, kad galėčiau tai daryti ne už įmonės pinigus, o gauti iš savo. Iš tikrųjų buvo tas momentas, kada praėjom tos procesus, būtent ne aš viena sukūriau, aišku, mes kūrėme visi su komanda, bet mano indėlis irgi tai buvo būtent iš šitos ir valdymo sprendimus, ir kontrolės sistemą, sakykime taip, ir atėjo tas momentas, kad man pačiai kažko norėjosi naujo. Ir aš tada ieškojau sprendimų, galbūt supratau, jeigu eisiu kitur samdomo darbo dirbti, tai aš negalėsiu pati realizuoti tų dalykų, kurios jau yra žinios mano sukauptos ir patirtis, ir galbūt mano vidinis noras buvo labiau realizuoti kūrybiškai save, na, kad ir tokioje sferoje kaip buhalterija, finansai, nes čia yra, sakykime,
finansų modeliavimas jau atsiranda, kada mes pereinam po buhalterijos, atsiranda finansų modeliavimas, kada mes galime žaisti tarp tų skaičių, išnaudoti tas visas lengvatas, sakykime, kurias mums teikia valstybė. Ir galbūt sukurti daugiau pinigų srautų įmonėje, uždirbti didesnį pelną, na ir, sakykime, sukurti motyvacinės sistemas darbuotojams iš tų pačių uždirbtų pinigų. Supratau. Aš norėjau tiesiog gal grįžkime, atviniokime viską atgal, laiko tekmėje, laiko kontinuume. Kaip buhalterija atsirado jūsų gyvenime? Tai, aišku, peržiūrėjus rinką tuo metu, tai visiems labai aišku yra, kas ta buhalterija, ar ne? Nes buhalterijos reikia kiekvienai įmonei, o įmonių yra daug. Ir tuomet buvo ta niša, kada buhalteriai, samdomi darbuotojai, samdomi žmonės tiesiog pradėjo kurti savo įmonės, nes atsirado įstatymo, reiškia, pataisos, kad buhalteris tiesiog gali būti samdomas iš išorės. Ir aš buvau tame etape, kada vyko šitas procesas, na ir pačioje pradžioje, galima sakyti taip, ir tiesiog nusprendžiau pradėti daryti tą, ką geriausiai moku, ką geriausiai išmanau. Gerai, tada grįžkime dar anksčiau į klausimą, kaip iš vis buhalterija, ar gal galiu perfrazuoti, kaip skaičiai atėjo į jūsų gyvenimą. Kaip jūs galvojat, kad būsiu finansininkė? Galbūt aš niekada negalvojau, kad aš būsiu tokiame taške, kaip dabar esu, sakykime, ir kad man pavyks taip žaisti su skaičiais ir juos modeliuoti. Ir galbūt skaitmenizuoti, nes jau pasijungia dirbtinis intelektas būtent į šitą sritį. Tai, o pradėjau galbūt, tiesiog man reikėjo darbo ir aš gavau dirbti apskaitininkė, suvesti sąskaitas faktūras ir tada man atsibodo vesti sąskaitas faktūras ir aš galvoju, ne, kažkas turi būti. Kažkas turi būti lengvesnio, kad man nereikėtų daryti to pačio darbo kiekvieną dieną ir aš pradėjau ieškoti. Tada pradėjau ieškoti programų, kurios palengvintų, reiškia, šitą skaičių suvedimą ne į Excelį, o būtent į programą. Yra kitų programų negu Excelis? Tai aš jau kalbu 25 ar 6 metus atgal nuo šiandieno, sakykime, ir tada prasidėjo visas procesas. Tada prasidėjo mano kūrybinis procesas, galima sakyti, tarp skaičių, kurie, kas yra, kaip galima išnaudoti mano asmeninį kūrybiškumą, darant tokias paslaugas, kiti pasakytų visai nuobodžias. Tai va, ir palengva supratau, kad pirmiausia yra galbūt apskaitininkė, paskui yra buhalterė, paskui jau prasideda finansai, nes prasideda mokesčių modeliavimas ir čia reikia suprasti ir teisę, ir mokesčius, ir buhalteriją, suprasti, kas reiškia debetas, kreditas ir kokie yra įstatymo, sakykime, pakeitimai ir kada atsiranda tos, sakykime, įstatymuose spragos arba galimybės, kuriais verslininkai gali pasinaudoti. Na ir čia prasideda mūsų kūrybiškumas. Liuks, jūs esate baigusi kažkokius tai mokslus gal su buhalterija, su apskaita ar... Kada aš pradėjau dirbti apskaitininkė, tada aš baigiau tiesiog kursus, tada įstojau į universitetą, baigiau buhalterinę apskaitą, finansus, tada baigiau magistrą projektus, tada buvo mano pasaulinis turas 9 mėnesiai, kur aš dirbau tiesiog su įvairiom komandom ir iš ten grįžusi aš tiesiog supratau, kad man reikia apsiginti verslo analitiko ir finansų analitiko tarptautinės kvalifikacijas, tai šiai dienai aš jas turiu. Super, sveikinu. Ir iš tikrųjų naudoju, sakykime, dabar įdiegiant dirbtinį intelektą. Tai jūs pradėjot nuo visai kito galo. Pas mus turbūt daugelis baigia mokyklą, baigia universitetą, tada eina į darbą, nes dabar pasižiūrit CV banke, tai reikia 25 metų žmogaus su 20 metų patirtim. Toks jumoras. Tai jūs pradėjot
pirmą įsidarbinot, pažiūrėjot, ar tas darbas jums patinka ir tada matot, kad toj sferoje jums tinka ir tada baigėt visus mokslus kartu dirbdama. Taip. Super, tai turbūt yra geras pavyzdys, kad ne iš karto reikia pabandyti reikia po pirmo, ar ne? Taip. Nes ne visą laiką turbūt ir gaunasi, mes galvojam, kad būsim teisininkai, visokie vadybininkai ir visa kita, bet mums tas gal darbas net netinka. Taip. Tai pirmą gal pabandyti tą darbą daryti, o po to jau, jeigu gilintis giliau, reikėtų gilintis. Taip. Super. Aš norėjau paklausti, gal koks jūsų įmonės yra tikslas? Tikslas yra suteikti ne galbūt, bet iš tikrųjų didžiausią maksimalią vertę klientui, kad jisai gautų. Tai tiek konsultavimo prasme, tiek apskaitos prasme, tiek ir technologijų prasme. Nes man svarbu, kad klientas būtų patenkintas, kad jisai mažiau dirbtų. Sakykime, dabar ateina dirbtinis intelektas ar ne. Tai vėlgi, kai dėliojame procesus, manęs paklausė, Gintautė, o tai ką mes paliekam klientui, jeigu jisai nori kažką daryti pats? Aš sakau, darykime tai, kad jam būtų paprasta, lengva ir jisai norėtų jungtis prie šitos sistemos. Jūs kuriate kažkokią inovatyvią sistemą? Taip. Patys kuriate? Šiai dienai darome integracijas dirbtinio intelekto. Super. Tiesiog nenoriu daug kalbėti, nes šiam momentui yra kūrybos ir testavimo etapas, o kai mes paleisime, tada grįšiu. Grįžtite pakalbėti su. Mes lauksime. Taip. Mes lauksime ir galvosime, kada Gintautė ateis ir pakalbės toliau. Taip. Klausimas iš šono. Iš šono. Taip, klausimas iš šono. Va toks klausimas, jeigu galėtumėt išrasti naują mokesčių rūšį, kas tai būtų? Mokesčių rūšį. Aš padaryčiau tiesiog, kad visi norėtų mokėti mokesčius. Tai reiškia, jeigu... Jeigu nenori, mokestį. Jeigu nenori mokėti mokesčių, tu moki mokestį. Tokį atsakymą aš tikėjau. Jo, žinok, bet aš tiesiog pasakysiu, ko aš pasigendu ar ne. Ir man labai patinka mokesčių sistema, nes kažkada teko analizuoti labai daug šito sistemų. Ir žinote, šitoj Kanadoj yra šitas modulis, kad mes mokame mokesčius, kaip mes, pavyzdžiui, Lietuvoje mokame ir sukaupėme kažkokią sodroje sumą, sakykime, vieni sukaupė 200 000 ar ne, kiti sukaupė 3 000, o kiti sukaupė 300 eurų. Ir kaip tuos mokesčius reikia, kaip šitą sukauptą sumą mes galime panaudoti. Nes vieni numiršta, jos dingsta, ar ne, kiti išeina į pensiją ir skundžiasi, kad negauna tų uždirbtų, žadėtų pinigų. Nu tai kodėl nepadaryti sistemą, sakykime, kad mes kiekvienas, kol esame gyvi, kol mums dar reikia, sakykime, pasigražinti, galbūt moteriams daryti kažkokias plastinės operacijas, ar ne, pasitvarkyti dantis, ar ne, išnaudoti spa. Tai Kanadoje yra, reiškia, toks, taip sukurta sistema, kad mes galime šitą sukauptą sumą panaudoti, kaip mes patys norime ir kada nusprendžiame. Reiškia, naudoti tą sumą, jeigu mes nesusirgome ir neatsigulėme, sakykime, dar į ligoninę ir puikiai panaudoti tuos sukauptus savo pinigus. Tai sakyk, Andriau, ar mokėtum mokesčius ar ne? Tada tokiu atveju, kad tikrai žinai, kad tu juos gausi. Nežinau, praeitą pašnekovę kalbėjo apie moterų grožį, dabar vėl kalbame apie moterų grožį, tai tie pinigai... Mokėčiau mokesčius, taip, aš tikrai moku mokesčius tvarkingai. Bet tiesiog, kad tu galėtum juos panaudoti savo gerbuviui, sakykime, ar savijautai pakelti, panaudoti tada, kada tau reikia nuvažiuoti, pavyzdžiui, į druskininkus, į spa ir išnaudoti ten tas procedūras masažams, pirčių kompleksams, kad tu galėtum atsistatyti. Taip, aišku. Kalbant apie kitus darbus, mes turime juodąją dėžę, kurioje yra jūsų darbo akcentas. Tai jūs man
užduokite klausimus, aš atsakysiu taip, ne, juoda, šilta, balą, šilta, šalta. Galima spaudyti mygtukus? Ne. Man sako, ne, kalkuliatorius bus labai lengva. Ne. Dabar kietas? Ne. Trintukas? Jūs čia bandot spėti? Ne. Už kiekvieną nepataikytą bus mokestis. Tai pirmas, jūs sudegė jūsų pirmas šūvis. Sudegė, ar ne? Taip. Bet tai yra popierius, bet, kaip ir Marius minėjo, be šito, kas yra spausdinta ant to popieriaus, jūsų tiesiog darbas, nežinau, ar reikėtų. Mokesčiai? Į tą pusę. Viskas kukasi apie buhalteriją. Day to day, kiekvieną dieną. Skaičiai? Taip, bet kas ten yra? Turi pavadinimą. Tie skaičiai surašyti, dar turi pavadinimą. Sąskaita, faktūra. Gintau, tai iš pirmo karto. Rekordas. Aš galvojau, kad bus... Taip. Sąskaita, faktūra. Nerodysim už kiek, bet galim taip čia. Sąskaita, faktūra. Jeigu prisitrauksit, tai čia yra... okei. Neblogai, Mariau. Ačiū. Neblogai, Mariau. Gerai, tai sąskaita, faktūra, ar be jos galima apsieiti? Ar jūsų darbas... Nebent viską mokėsit avansų 12 mėnesių. Tai tada nereikės. Ne. Tai va, gali, matyti. Tai jūsų darbė naudojama yra sąskaita faktūros, suvedinėjant sąskaitas faktūros, taip. Taip, tai iš tikrųjų. Kiekvieną dieną jūs tą ir darot. Ar ne jūs, bet jūsų darbuotojai. Taip. Kalbant apie darbuotojus, kokio dydžio yra jūsų įmonė? Mano yra maža įmonė. Šiuo metu turiu 3 pavaduotojas. 3 pavaduotojas. Ir Taip. pavaduotojai, kiek turi pavaduotojų? Kol kas neturi. Ne, aš pažiūrėjau mūsų tą struktūrą ministerijų ir visą kitą, tai ten pavaduotojas, 3 zamai, zamą, direktorių, milijonas. Tai jeigu kažkas ten padarytų auditą ir pažiūrėtų, kaip galima optimizuoti, tai ten turbūt 2 žmonės galėtų būti visoje ministerijoje. Ne, aš juokauju, visų reikia, liuks, taip ir toliau. Tai jūs 3 darbuotojai ir jūs, tai 4 žavios merginos užsiemat didelių įmonių finansais. Taip. Ir kaip jums sekasi? Puikiai. Puikiai sekasi, gal turit kažkokią tai įdomią istoriją, kaip pavyko sutaupyti ar žmogui tiesiog jūsų pagalba išvengti. Tai vyksta kiekvieną savaitę, žinok, Andriau, iš tikrųjų taip, tai galiu paduoti galbūt papasakoti kelius pavyzdžius. Mielai paklausysim. Taip, tai visų pirmiausia, tiesiog nepaslaptis, mes ne vienas nenorime mokėti valstybei mokesčių, nes galbūt kažkokią dalį reikia atiduoti savo uždirbtų pinigų. Ir aišku, klientas sako, aš nemokėsiu tų mokesčių, gal susimokėsiu kitais metais, nenoriu tų dividendų. Aš sakau, žinot, jūs turite apyvartas, turite pinigų srautus, tai vis dėlto susimokėkite tos mokesčius, nes jum tiesiog galbūt šiuo metu reikia pagal jūsų skaičius, ką rodo balansas. Klientas galvojo, nemokėsiu, paskui atėjo pas mane ir sako, duok man pliusus, minusus, kodėl aš turėčiau mokėti. Aš sudėlioju pliusus, sudėlioju minusus ir jisai sako, gerai, susimokėsiu aš tas mokesčius, nes tikrai žmogus uždirba tų pinigų, planuoja imti paskolas, planuoja imti ES lėšas. Tai tiesiog natūralu, sakykime, kad mes turime turėti tų pinigų, tai reiškia pinigų srautai yra. Ateina jisai po 9 mėnesių, galbūt 10 mėnesių, tai jau buvo visiškai ruduo. Ir jisai man ir sako, Gintaute, žinok, sako, maždaug, sakykime, jeigu balansą mes ruošime kovo mėnesį, tai žmogus atėjo apie lapkričio mėnesį ir sako, jau prieš kitą balansą. Ir sako, Gintaute, žinok, vieną laimę, kad aš susimokėjau tos mokesčius.
Sakau, kodėl aš taip nustebus? Sako, nes man atsivėrė visai kitos galimybės. Aš tiesiog perėjau sekantį lygį pačiame versle ir kaip verslininkas, nes gavau ES lėšas, aš tiesiog po mokesčių patikrinimo turiu deklaruoti visus savo pirkimus, kuriuos, pasistačiau namą ir aš esu laisvas būtent laisvas. Tiesiog toliau daryti tą savo verslą ir man eina pinigų srautai ir aš tiesiog jaučiu, kad būtent šitas momentas man atvėrė naujas galimybės. Tai sakyk, gerai, kartais. Gerai. Ar jūs tikite, ar matote savo darbe tokį posakį, kad tarsi negali pinigų laikyti? Taip, pinigai turi dirbti. Jeigu juos išleidi, tarsi jie grįžta, srautas didėja. Taip, ir tiesiog jeigu yra pinigai, jie turi suktis, mums turi uždirbti, mes turime turėti laisvę. Tai pinigai yra viena iš verčių, sakykime, ta valiuta, kaip mes žmonės funkcionuojam šitame pasaulyje. Tai mes dalymės energiją vienas su kitu, sakykime, ir taip, kuo daugiau atiduodam, tuo daugiau mums grįžta. Sakykime, kaip ir kitas pavyzdys, galiu pasidalinti, žmogus nusprendė parduoti savo verslą, ar ne, o kitas pirkti. Ir kadangi pirko mano klientai, jie sako, Gintaute, pažiūrėkim, kokios ten tos ataskaitos, ką mes čia galim daryti, ar mes čia neįklimsim nusipirkę tą įmonę, nes įmonė yra veikianti. Ir mes tiesiog peržiūrėm, sudėliojom visus taškus, kas yra pliusai, kas yra minusai, ko trūksta galbūt. Šitie žmonės, kurie pardavė, galbūt susitvarkė vienaip arba kitaip tuos dalykus, kuriuos reikėjo pataisyti, o kiti nusipirko tą įmonę, perrašėm akcijas, padarėm akcijų perleidimo ir žmonės tiesiog perėmė verslą, padidino apyvartas 2 kartus per pusę metų. Tai jūs galite įsivaizduoti, kiek ta įdėta mūsų energija gali generuoti pajamų mūsų versluose. Tai čia reiškia, mes kiekvienas įdedam kažkiek energijos į savo verslą, įdedam savo pinigų ir tie pinigai, duoda mums grąžą. Mes jaučiamės daugiau laimės, džiaugsmo gyvenime, esame laisvesni finansiškai, ir mūsų galimybės visiškai plečiasi, kaip ir tos, konkrečiai pateikto pavyzdžio iš mano klientų. Ar dar tokių įmonių pardavimai, kur 2x pelnai išauga? Tai jūs susiraskite tokią įmonę ir ateikit pas mane. Ir mes tikrai surasim tuos kampus. Ar galima visas įmonės pakelti 2 kartus? Taip, Andriu. Taip, aišku, yra niuansų būtent veiklos prasme, nes vienos yra galbūt internete veikia, kitos veikia fiziškai. Taip, žiūrint pagal kurias veiklas, bet iš esmės mes turime perkurti pačią sistemą, sudėlioti kai kuriuos taškus, kurioje verslo cikle mes esame ir tada mes galime imtis naujų sprendimų, kaip ir pats minėjai, kad reiškia, mes nebegalime daryti kaip anksčiau, kad darėme. Tais pačiais sprendimais, nes tada niekas nesikeis, bet įnešant naujus, sakykime, sprendimus, naujus dalykus, technologijas, galbūt kažkiek pakreipus, perorganizavus pačią veiklą, mes tiesiog galime... Viską irgi padedate įmonėje padaryti? Taip. Okay. Taip. Ir tiesiog nustatome tuos kertinius taškus, kas yra, sakykime, verslo rodikliai arba veiklos rodikliai, pagal kuriuos jūs kaip savininkas tikrinat juos tą įmonę, sakykime, jeigu samdot žmonės, kad gautumėte tą atgalinį ryšį ir tuomet galite stebėti įmonės kilimą, kritimus ir sprendimai, kurie kūrė naudą, kurie ne. Kas jums yra gera rekomendacija? Arba kitais žodžiais tariant, kokios įmonės jums yra besikuriančios mega korporacijos, kokios įmonės yra tos, kurios jūs žavi ir jūs norite su jomis dirbti? Ar dirbate su mažais ir dideliais? Man nesvarbu įmonė, man svarbu, kad žmogus tiesiog norėtų kažko naujo, kažko ir būtų pasiruošęs tuos sprendimus galbūt daryti aptarus, susisteminus visą, sakykime, struktūrą, motyvuotis, kad jisai norėtų ir būtų pasiryžęs daryti pokyčius. Ir tiesiog tai norėtų daryti. Tai verslui nebeturi reikšmės, ar jisai mažiukas yra, ar jisai yra didelis verslas. Galbūt kartais reikia tik tai į vieną dalį įnešti kažkokius pokyčius. Ir jau mes matome, sakykime,
padidėjimą, sumažėjimą, jeigu netinkamas sprendimas, bet tai jį iš vis išeliminuoji ir tada paleidi tik tai, sakykime, tuos sprendimus, kurie kūrė vertę pačiam savininkui, įmonei ir ten dirbantiems žmonėms. Super. Klausimas, tokia turim rubriką, klausimas iš prieš tai esančio pašnekovo, klausimas keliauja jums. Tai Kristina iš Lekoko užduoda jums klausimą. Kas jūs motyvuoja? Mane motyvuoja kelionės. Visų pirmiausiai aš gaunu įkvėpimą ir tada galiu su tuo įkvėpimu dalintis, kai grįžtu čia į savo darbo vietą ir grįžtu prie į savo darbo vietą ir galiu dalintis į tą informaciją, galbūt per kelionės man ateina įvairios įžvalgos, kurios mane pakylėja kasdieniam darbe. Kelionės jūs motyvuoja? Taip. Kokia paskutinė kelionė? Paskutinė kelionė buvo... Arba palaukit. Arba kur patartumėt nuvažiuoti? Į Argentiną. Buenos Aires. Taip. Tokį patarimą turbūt daugelis po antro pasaulinio karo vokiečių išgirdo. Važiuoti ten. Kodėl? Dėl to, kad ten gatvėse šokia žmonės linksminasi ir sėdi restoranuose iki 1:30 nakties. Buenos Aires. Super. Reiks pabandyti. Tai visi kreipkitės į Gintautę. Gintautė sutvarkys jūsų finansus ir galėsit keliauti į Buenos Aires. Taip, aš... Kartu? Ar atskirai? Ir kartu, ir atskirai. Gerai. Super. Tai klausimas toliau, kadangi uždavė Kristina klausimą jums, klausimą stafetę perduodat, jūs užduokite klausimą sekančiam mūsų pašnekovui. Koks yra pats fainiausias momentas jų darbe? Pats fainiausias momentas jų darbe. Užfiksuokime. Taip. Gerai. Kristina yra iš Lekoko, jūs esate iš Gintautė Černiauskė iš buhalterijos LT. Aš esu iš Capital Commercial. Marius yra iš tiesioginės transliacijos. Live Action. Tai mūsų visus jungia vienas trumpinys, BNI. Taip. Kaip jums BNI? Man labai smagu matyti sėkmingus žmonės. Sėkmingus, nuoširdžius, norinčiais dalinti, sakykime, tą, ką moka geriausiai ir galinčiais padėti bet kokiu paros laiku. Tai mane žavi šitas ir... Kam jūs skambinat naktį? Ne, aš neskambinu, bet žmonės tiesiog, jeigu reikėtų ir tikrai aš garantuoju, kad tai būtų žmogus pakeltų telefoną. Šiandien tik Mariui parašiau vakare. Tai paskui ryte dar tik turėjau parašyti. Taip. Ne, bet Marius atrašė, kas svarbiausia, Marius atrašė ir ačiū tau, Mariu. Tai va. Tai jūs motyvuoja žmonės, kurie yra, o kuo jūs galit prisidėti, tarkim, prie BNI? Aš manau, kad jūs esate sėkminga moteris, sėkminga verslininkė. Kaip jūs manote, kuo žmonės žavisi jumis? Toks suktas klausimas. Suktas, bet... Žinot, galbūt, kaip čia pasakius, aš vakar žiūrėjau dirbtinį intelektą ir uždaviau, ką apie Gintautę Černiauskę mano kiti žmonės. Ir ten buvo iš tikrųjų atsakymas. Papildysiu dar profesinėje veikloje, nes gavau 2 atsakymus. Ir ten buvo parašytas, kad žavisi tuo, kad Gintautė padeda išspręsti pačias sudėtingiausias problemas, su kuriomis susiduria verslininkai. Tai nežinau, kiek tai susiję. Kaip gražiai viską apvilkote, filmuojate tokį... Tai čia aš pati galvoju, galbūt
tikrai niekada nebūčiau pagalvojusi, bet jeigu dirbtinis intelektas ištraukia, tai galbūt žmonės mato šitą, kažkur išvelgia. Tai Super. negaliu pasakyti, kad taip iš tikrųjų būčiau atsakiusi pati. Aš manau, kad iš jūsų pavyzdžio pateikto, kad žmogus nusipirko įmonę ir pakėlė ją dvigubai padidino pelną jūsų dėka, tai ir atsakymas, kad jūs padedate tai padaryti, padedate spręsti problemas, spręsti verslams augti, verslams plėstis ir tobulėti. Kita mūsų rubrika, nepaslaptis jau turbūt, kad yra monetos metimas, nes mūsų podcastas ir vadinasi Skaičius ir herbas, tai skaičius yra tiesos klausimas, arba šiandien bus netiesos, žodžiu. O kitas yra hipotetinis herbas. Tai buvo iš 8 vienas atspėjo, tai procentas kol kas atspėti yra nedidelis. Tai kas? Herbas. O, 2. Geras. 2. Iš 9 2. Tai iš 9 2 jau eina į gerąją pusę. Nu, kaip į gerąją, nežinau, bet klausimas toks. Tai hipotetinis. 2 galimybės pasirinkti ir turit pasirinkti vieną. Tai jūs nuo šiandien nebemokat skaičiuoti ar nebemokat skaityti? Nebemoku skaičiuoti. Nebemokat skaičiuoti. Jūs žiūrit lampą skaičiai parašyti, bet o kas ten 3 + 2? O kodėl? Todėl, kad Kaip pagrįskite, kokią loginę seką įėjate iki to atsakymo? nebemoku skaičiuoti. Tiesiog pamačius balansą aš galiu sakyti tiesiog iš jau turimos patirties, kaip žmogus galvoja apie verslą, kodėl būtent tokie skaičiai, koks įmonės intensyvumas yra ir ką rodo pelno nuostolio ataskaita tarp tų skaičių arba kas yra parašyta tarp eilučių. Ir labai paprasta pasakyti, kaip vystomas verslas, ką žmogus galvoja apie tą verslą, sakykime. Ir kaip galbūt... Arba žmonės, jeigu yra korporacija ir valdyba. Taip. Kaip kontroliuoja ją, sakykime, ir kaip ten struktūrizuoja visus tos procesus. Tai tiesiog taip. Tai jūs nebemokėtumėt, geriau nebemokėtumėt skaičiuoti, kaip keista, ne? Buhalterė mes galvojam, kad iškart sakysit, ne, aš tai skaičiuoti mokėčiau, bet... Aš tiesiog toks žmogus, kad galbūt matau daugiau visumą, kaip galbūt efektyvinti tą patį verslą, kaip pagerinti tuos skaičiukus, kurie yra šiai dienai ir kokie jie būtų galbūt po pusės metų, jeigu būtų priimti kažkokie kitokie sprendimai. Tiesiog man tai yra paprasta, man duota šitą dovaną ir aš matau tos skaičius, visų paveikslų, ne vien tik tai skaičiui, kad 2 + 2 = 4, aš matau 2 + 2 = 5, nes kažkur yra pridėtinė vertė ir kaip panaudoti tą pridėtinę vertę. Ir jeigu jūs išsimokėjote dividendus, ar ne, sakykime, 200 ar 2000 eurų ar 20 000, tai visada aš galvočiau, kokią dar pridėtinę vertę aš gaunu turėdamas tą įmonę, arba iš tikrųjų kokią pridėtinę vertę aš gaunu dirbdamas tame darbe. Aš taip galvoju ir mąstau būtent apie verslą, apie finansus. Ačiū Jums už atsakymą. Pasakykit skaičių, yra kažkoks skaičius, kuris Jums labai patinka? 8. Aš taip ir galvojau. Gerai, 8. 8 skaičius. Mes pabandysim tokį padaryti, nežinau, eksperimentą, ne eksperimentą. Reikia 8 skaičių, tuo įsijungsim, mes ir patys tą dirbtinį intelektą įsijungsim. Reikia 8 žodžių. Sakykit man žodžius, 8, kurie apibūdintų jūs. Kaip jūs galvojat, kokios jūsų stiprybės? Stiprybės? Taip, stiprybės, arba kaip apibūdinti, 8 žodžiais apibūdinkit save. Galbūt, sakyčiau, kūryba, laisvė, sąmoningumas, išmintis, pinigai, finansai. Kūryba, laisvės, sąmoningumas, išmintis, laikas,
Pinigai mes parašėm. Ne. 3, 4, 5, 6, dar 2 reikia. Santykiai. Santykiai. Kūrybiškumas buvo. Kūryba, laisvė, sąmoningumas, išmintis, laikas, pinigai, santykiai. Pozityvumas. Pozityvumas, kaip be jo. Tai Sustabdysiu į čia. Buhalterė. Arba kitaip Gintautė Černiauskė. Ne tik skaičių meistrė, bet ir kūrybos šaltinis. Jis žino, kad kiekvienas finansinis sprendimas reikalauja laisvės mąstyti neįprastai, o išmintis ir sąmoningumas padeda skleisti finansus pasaulio subtilybės. Jos darbas yra neatsiejamas nuo laiko, kurį jis skiria detaliems analizės ir strategijoms. taip. Analizėms ir strategijoms, Taip. leidžiančiams klientams ne tik sutaupyti pinigus, bet juos protingai investuoti. Taip. Tikrai tiesa. Nu, vat nuo to reikėjo pradėti. Koks yra gražus apibūdinimas. Tai ačiū Gintautė, ačiū skaičių meistrai, ačiū nuostabiai pašnekoviai, tikrai buvo laikas turiningai praleistas, sužinojome daug apie buhalterinės įmonių subtilybės, gal truputį palėtėm truputį ir kad jos tikrai padeda įmonėms augti ir padeda įmonėms tobulėti. Tai ačiū Jums už laiką, simbolinis euras. Jūs žinot, ką su pinigais elgtis, tai nepatarinėsiu. Ačiū labai. Investuokite. Ačiū. Ačiū Jums, Gintautė, ačiū už pašnekesį. Na, o visiems kitiems, iki kitų.